paveikslas atsidengia merkinėje. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Jūs paskambinote? Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. MC Merkinė. Išjunk savo mintis, atsipalaiduok, plauk pasroviui. Tai nereiškia, kad tu miršti. Meilė yra viskas. Ir meilė yra kiekvienas. Tad žaisk žaidimą, kurį pradėjai iki galo. Nuo pat pradžios. Turn off your mind, relax, and float downstream. It is not dying. It is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. It is shining. Yet you may see the meaning of within. It is being. It is being. Love is all and love is everyone. It is knowing. It is knowing. And ignorance and hate mourns the dead. It is believing. It is believing. But listen to the color of your dream. It is not leaving. It is not leaving. So play the game, existing to the end of the beginning, of the beginning, of the beginning. MC Merkinė. Labadiena, sveiki gyvi. Radio laida MC Merkinė. Vėl sveikinamės su jumis iš Detroito, Alytaus. Studijoje radio stoties FM 99 mes šiandien vėl
Susitinkame svečiuose pas Dainavos krašto dvasinį lyderį, kaip sako Žygimantas, pas Liudą Ramanauską. Ir tradiciškai studijoje aš, Algimantas, istorikas, archeologas, menotyrininkas, daktaras Žygimantas Buržinskas. Ir su mumis šiandien pirmą kartą mūsų laidoje svečias, ypatingas svečias, iš tikrųjų man didelė garbė pristatyti. Šiandien su mumis studijoje yra Mykolas Piekuras, menininkų bendruomenių vienytojas, visuomenininkas, žymios ir aktualios vienos stipriausių menininkų dinastijų Lietuvoje atstovas. Ir kažkaip mes prieš keletą metų pradėjome su Mykolu aktyviau bendrauti, pastaruoju metu susitinkam vis rečiau ir šiandien tas retas atvejis, kai matomės. Mykolas, nors viskas yra įdomu apie tave man gyvenime, paties Mykolo filosofinis požiūris į pasaulį, santykis su žmonėmis, Mykolas visą laiką gyvena menininkų veiklų apsuptyje, ar tai muzikos menininkai, ar tai teatro visuomenės veikėjai, ar tai tapytojai, ar skulptoriai. Mykolas yra žmogus, kuris jungia daugybę skirtingų menininkų bendruomenių ir nors pats savęs nepristatai kaip menininko, bet sunku būna man kartais atsieti tavo veikloje, kas yra menas, kada jis prasideda, kada jis baigėsi. Vieną kartą, kai pradėjau gyventi Merkinėje, Mykolas man atvežė dovanų gesintuvą į mano trobelę, lūšnelę prieš 4 metus, kai pradėjau kraustytis iš Vilniaus atgal į Tėvoniją. Ir aš šiandien žiūriu į tą gesintuvą ir aš jo nesuvokiu vien kaip gesintuvą, aš jį suvokiu kaip tam tikrą meno objektą, tam tikrą kunst objektą, nuostabiausią ready-made. Ir kaip tau tai pavyksta? Sveiki visi, labai malonu čia būti. Kraštas savas, gražių pavadinimų, Tėvonija. Tikrai. Mano irgi iš mamos ypač pusės, bet atsakant į klausimą apie gesintuvą ir meną, tai pasaulis dega, reikia jį kartais prigesinti, bet tam yra gesintuvai, jiem reikia atlikti patikras, nepamirškit visi namuose pasitikrinti savo gesintuvų ir pamirškite tą ydingą, nežinau kieno įdiegtą posakį, kad kažkam čia gera, kai kaimyno troba dega. Tai ne. Griebkit gesintuvą ir gesinkit savo kaimyną. Bet jo, ačiū už pristatymą, labai platus. Aš gal apie tą menininko ir tuos įžodinimus, kas aš esu, tai gal kažkaip mažiausiai kreipiu dėmesio, man visą laiką įdomu, ką aš veikiu ir kas aplinkui yra. Ir plačiai aš suprantu kūrybą. Man lygiai tokia pati kūryba ir menas yra istorija, archeologija, mokslas. Mokslas iš vis yra, man mokslininkas nuo menininko beveik nieko nesiskiria. Jie visi turi tą patį klausimą savyje. Jie visi galėtų to nedaryti, jeigu galėtų to nedaryti. Bet jie negali to nedaryti, dėl to jie daro tai. Tai čia, laimingi esam, kad yra tokių žmonių. Nuo to daug, man atrodo, pasaulis yra gėrio tame ir atradimų ir visko. Tai jo, o kūryba, vietokūra irgi yra labai smagu, kodėl tu į Merkinį ir kodėl aš tave ten palaikiau. Nes man atrodo svarbu kartais yra, ypač mūsų gražiam krašte, pamatyti, kas vyksta ne vien Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, bet ir tokiose perlose kaip Merkinė
ar zarasai, ar na, begalė kitų žeimiai, begalė kitų išsibaršiusių po visą Lietuvą perlų ir juose labai džiugu, kai kažkas vyksta, kai vėl pradeda vykti, nes jau buvo, man atrodo, kažkada užgesę, kažkada švietė, čia Žygimantas žino, kad tikrai švietė daug Lietuvos vietų, ne vien didieji miestai. Ir degė, ir švietė. Tai švietė ir perkeltinė prasme, ir tiesioginė, bet po tiesioginės švietimo prasmės buvo nutilę. O dabar labai džiugu, kad tokie šviesus iš Čikagos žmonės. Darganotą metą, šiek tiek saulės šviesa. Taip, atvyksta ir nuo to merkinė tik dar labiau šviečia ir net girdisi per Alytaus radiją. Na, tavo paties indėlis į regionus taip pat yra akivaizdžiai jaučiamas Vilniuje, kiek tu gyvenai, tai palikai tenai tokį neišdildomą pėdsaką šiuolaikinių menininkų pasaulyje, aktyviai veikiai tenai bent 10 metų pastaruoju metu ir pats nusprendėjai padaryti tokį nemenką špagatą, palikdamas Vilnių kažkur per centrą ir tiek Dzūkijoje, netoli Valkininkų, yra tavo namai, kur tu leidi laiką, kur tu organizuoji plenerus, kvietiesi menininkus, organizuoji simpozijumus ir neseniai pradėjai vystyti veiklą tiesiog visiškai kitoje pusėje, Aukštaitijoje, su kitu visuomenininku Mariumi Lucka. Ką jūs tenai rezgate, Mykolai? Tai viskas susiję, nežinau, o Mariaus irgi yra šeimos biški iš Varėnos. Tai viskas susiję. Nežinau, man Aukštaitija toks kraštas, kurį aš pažinau per Marių, bet jisai mane labai nustebino, kaip čia yra man sava šilas ir kopa ir visa tai, kas mums atrodo yra, na, tai tenai man buvo pažinimo džiaugsmas, nes tai yra kalvos, ežerai, mažyčiai miškų salynai, bet lygiai tas pats, tai yra vis tiek žmonės, kurie tenai lygiai taip pat kaip ir čia, truputėlį periferijoje, bet ne ką prasčiau negu didmiesčiuose kūrė, traukia ir taip, na, kažkokia ta Lietuva įgauna tūrį. Bet atsakymas tas pats, ta prasme, mes tenai užsiemam kultūrinę veiklą, turim sumanimų ir projektų, organizuojam stovyklas ir ten irgi turiu ir gyvenimui sklypo idėją ir veiklai. Tai čia dar kada tas didysis kraustymasis įvyks iš Dzūkijos kažkuriam laikotarpiu į Aukštaitiją. Tai neaišku, bet jisai jau planuose, aiškiuose. Bet jo, tai yra erdvė, nežinau, man patinka gal tas įaugęs gamtos poreikis. Tai kai yra arti gamta, tai ta Lietuva su savo kraštovaizdžiais, jie kažkaip inspiruoja kažkuo užsimti, kuo gali pasidalinti ir tada išvilioti didmiesčių draugus ir bendraminčius ir šiaip žmonės supažindinti iš miestų, traukti sezonų, ne sezonų, kiekvienas sezonas turi savo žavesį, traukti į regionus ir Bet Mykolai, tu, kiek aš mačiau tave socialinė erdvėje, tai yra ten įvykęs toks dalykas fenomenalus man absoliučiai ir neįtikėtinas, tai kad, jeigu aš klystu, mane pataisyk, bet jūs įsigijot sovietinės seniūnijos pastatą. Taip.
O tai seniūno kabinetas, kaip čia? Seniūno kabinetas yra nutrintom grindim nuo kėdės su ratukais. Matosi, kad jau pastatas yra senas, tikro gilaus 60-ų, tai jisai atsiduoda tuo. Ir tikrai mes ten nebūnam dabar, nes nėra jauku, bet jisai yra labai jaukioj vietoj. Tai yra prie Tazavės Dievo Apvaizdos bažnyčios, kuri yra medinė, kuri yra architektūros paveldas. Ir mūsų viena iš pagrindinių užduočių dabar yra pritraukti finansus ir pakeisti pastato tiek išorę pritaikant mūsų veiklom, tiek lygiai tokia pati svarbi užduotis yra pakeisti išorės vaizdą, priderinant tai prie ansamblio architektūrinio, tai kad atsirastų kažkoks vientisumas, vizualus, kas man kaip vizualiam žmogui yra labai svarbu. Kad tai nebūtų šiaip kažkoks euroremontinis nutinkuotas dabar iš sovietmečio į kažkokį samanėlę uždėta. Kultūros centro vaizdinys, šito dekoratyvioji tinklo. Tai ne, samanėlė ne, ten yra labai graži medinė bažnyčia, tai mūsų viena iš užduočių yra pakeistą išorės, gal net ir dvišlaitį stogą iškelt, čia projektavimo visi reikalai, bet jo, tai keisti iš esmės. Aš manau, per tą vizualumą pasikeičia daug ir kažkokio žmonėm, svečiam ir vietiniam kažkokio viduj kažko pasikeičia. Mykolo veiklų ratas spektras iš tikrųjų platus ir pėdas po Lietuvą taip pat plačiai mėtai. Šiandien štai atsiėmė Šaulio pažymėjimą Alytuje. Ne Aukštaitijoje, o būtent Dzūkijos mieste. Kas lėmė tavo pasirinkimą stoti į kuopą pietų Lietuvos? Gyvenamoji vieta dabartinė. Gyvenamoji vieta, aš esu registruotas ir gyvenu pastoviai Valkininkuose. Čia Matuizų seniūnija, tai Varėna, Alytus. Ir tiek, o tie šauliai, čia gal neišsiplėskim šią temą, čia jau kiekvieno žmogaus pasirinkimas asmeninis, bet ten vienas yra užrašas, tai yra šviestis ir šviesti, tai man atrodo šitą temą labiausiai norėčiau iš šaulių visų įsipareigojimų, tai šita yra, man atrodo, ne ką svarbesnė negu pagarba ginklui ar tėvynei. Nes tai, man atrodo, čia yra toks pats ginklas, švietimas, kaip ir, bet čia visi sutarė su tuo. Apie kūrybos šviesą ir įsipareigojimą tą šviesą nešti. Ar papasakotum mums, kas yra Marijos Teresės Rožanskaitės fondas, kurio esi įkūrėjas ir vadovas? Aha, tai yra šeimos fondas. Šeimos tai mano šeimos, tai Marijos Teresės Rožanskaitės ir Igorio Piekuro kūrybinis palikimas. Tai du nuostabus produktyvūs menininkai, dabar jau šviesaus atminimo. Ir jų dalis labai gerų darbų priklauso Lietuvai arba privatiem stambiem meno fondam, bet yra didžioji dalis vis tiek priklauso šeimai. Tai tiesiog nuo seno man buvo aišku, kai aš dar užsiminėjau visai kitokiom šou pramogų ir veiklom, tai buvo man visą laiką aišku nuo dar Dailės akademijos laikų kažkaip, kad tas menas, ypač močiutės, tai yra mano močiutė, jo, visų pirma. Tai iš tėvo pusės, tai tas menas jisai visą laiką kažkur mane truputėlį toks buvo akmenukas iš gerosios pusės bate, kuris visą laiką priminė ir tiesiog subrendau įkurti fondą, kad tai būtų labiau patogiau
pasiekiama kuratoriam, institucijom, nes šiuo metu dabar yra Rožanskaitės paroda kartu su Latvių menininkė Tabaka ir estų menininkė Leis. Tai Rygoj paroda yra didelė, tai galite aplankyti, jeigu kada būsit Rygoj iki gegužės mėnesio, tai visai ilgai. Ten plačiai galima ganėtinai susipažinti su Rožanskaitės kūryba. Tai čia vienas iš pavyzdžių, bet tai tų buvo užduočių yra Kasiulio daug. muziejuje ta paroda. Jo, tai tų užduočių yra daug, tiek ir parodų, tiek Igorio Piekuro, tiek jos vyro tapytojo, tiek pačios Rožanskaitės. Viso archyvo sutvarkymus dar laukia, kas yra labai įdomus ir ilgas procesas. Tai koks tas, ką dabar veikti, tai labai aišku yra, nes yra parodos, yra susidomėjimas, ta veikla su archyvu, viskas vyksta, bet koks finišas ar kažkokia, tai dar neaišku, tai gali būti ir muziejus regione. Įsivaizduokime valandos laiko kelionę traukiniu iš Vilniaus į miškus, kuriuose yra meno muziejus tokio kalibro. O gal tai viskas bus tiesiog Lietuvos. Gal tai nežinau, čia dar tokie, dabar yra tokios mažesnės užduotis, viskas mažais žingsneliais, step by step, kaip sako lietuviai. Jau lietuviai taip sako. Marija Teresė Rožanskaitė visą savo gyvenimą dedikavo kūrybai, sukūrė gausybę tapybos kūrinių, asambliažų, buvo 3 kartus nominuota nacionaliniai premijai, dėja ne karto dėl kažkokių aplinkybių nebuvo įteiktai, bet jos kūryba šiuo metu be abejo nebe Mykolo pagalbos išgyvena savotišką aukso amžių, kas liečia dėmesį, kurį jinai gauna, nes vis tiek sovietmetis nebuvo palankus metas moterims kurti Lietuvoje, tenka pripažinti. Ir Marija Teresė Rožanskaitė, jos kūryba praeitais metais buvo pristatyta netgi Venecijos bienalėje, kas yra prestižiškiausias renginys absoliučiai daugumos menininkų pasaulyje, kultūros pasaulyje. Ir dideli muziejai, dideli kontekstai, bet MTR fondas ne tik žvelgia į šitas grandiozinės meno ir kūrybos erdves, bet taip pat vėlgi dėmesys regionui. Marijos Teresės Rožanskaitės paroda Bobutės ir diedukai kaimo. Prieš porą metų keliavusi po Dzūkiją buvo eksponuojama Marcinkonių geležinkelio stotyje, Varėnos kultūros centre ir Merkinės galerijoje Šalcinis. Galbūt galėtum trumpai ir apie tą parodą papasakoti. Tai bendrai gal močiutė Rožanskaitė, jos kūryba yra antiek plati, antiek lenkianti laiką ir antiek paliečianti įvairias žmogaus egzistencinės temas, tiek nuo aplinkosaugos iki sveikatos, medicinos, politikos, viską jinai kūrė kažkaip be kažkokių pamastymų, ar čia saugu ar nesaugu, nei kiek nepateikavo, reiškia tai, ką jinai jaučia ir nori pasakyti. Tai gal kažkaip tik įkūrus fondą buvo vienas pirmųjų bandymų, beje ir su tavim, tai labai gražu, nes jinai pati buvo iš Linkuvos, labai daug dėmesio skyrė tam kaimui ir regionui, turėjom nuostabią sodybą, kuri dabar irgi yra dėdei priklausanti ir šeima lanko, visi ten susibūrėm, tai jinai tenai augo, augino savo šeimą, mūsų augino, tai tas kaimas labai svarbus buvo ir Bobutės ir diedukai kaimo pati paroda, nuo kurios buvo drąsu pradėti, nes man tai yra labiau suprantama, nes aš pats kaime gyvenu.
Ir prisiminus visą jos šitą ciklą darbų, kas yra kaimo architektūra, kad jinai ėdavo pas senus žmonės į kaimą, jos paišydavo, užrašinėdavo jų istorijas, tapydavo tos klonus vienišus, tvartelius ir transformuodavo, aišku, kai kada per savo kažkokį požiūrį. Tai man buvo tiesiog vienas žingsnis saugus, kad tai yra paroda apie temą, kurią aš suprantu estetiškai ir jaučiu iš vidaus, tą kaimo, o nuo kažko reikėjo pradėti. Tai va, bet ir labai džiugu, kad mes bendradarbiavom ir parodėm tokio svarbumo menininkė, jos, galima sakyti, regione, nes jinai turėjo sodybą čianai Varėnos, nors pati buvo iš Linkuvos, bet po tremties jau su vyru ir nusipirko sodybą čianai Varėnoj. Tai ten labai daug jos vyko kūrybos ir jos, ir Igorio Piekuro. Tai va, tai pati menininkė kartais diktuoja tiesiog nuo labai svarbių politinių temų iki, atrodo, niekam nesvarbių kaimo žmonių. Bet jai tas, man atrodo, sudarė vienetą kažkokį, šiaip iš esmės žmogų, jo santykį su gamta, netgi neigiamą santykį jinai rodydavo, kad va, kaip mes nemylim ir negerbėm gamtos. Tikrai tie darbai, jos kūrybos temos yra aktualios ir, man atrodo, ir tuo metu buvo aktualios ir šiuo metu tai yra tiesiog universalios tiek laikui, tiek vietai. Žmogus nesikeičia, keičiasi tik kankinimo įrankiai. Vienas iš Marijos Teresės Rožanskaitės manifestų. Nesusidūrusiems su šios menininkės kūryba kviečiame pasidomėti internetu ir šiek tiek papildyti savo kūrybinio lauko žinių arsenalą. O Mykolas neblogai papildė ir laidos muzikinį arsenalą. Taip pat šiandien laidą pradėjome su jo selekcija apie neskubėjimo egzistencinę upę. Ko vardu buvo tas autorius? Tai Junior Parker, 70 metų Tomorrow Never Knows, tai nieks nežino, kas bus rytoj, arba rytojaus nieks nežino jo. Meilė yra viskas ir meilė yra kiekvienas. Taip. Skambėjo tokie puikūs žodžiai. Ir šią gražią natą, iš tikrųjų, mūsų radio laida Eteris ribotas, turėsime suteikti Žygimantui jo pasipiktinimo valandėlę, o prieš tai ją mus nuves Jonas Lapėnas. Selekcija Jonas Lapėnas. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos. Merkinės avialinijos. Aš pavargau nuo triukšmo, kęst kaskart vis sunkiau. Variklių gausmą mažo lėktuvo, ryžiančio erdvę dangaus. Kaskart sunkiau girdėti, palikus tylą laukų. Gitaros klyksmą dūstančioj salėj, sankryžoj skaičių aukų. Aš pavargau ilsėtis ir dažnai po pietų, vos atsikėlęs, kepsnį surietęs, vėl lovon vargrįžtų. Kaskart sunkiau galvoti, daug gudresnių galvų.
kurti, kažką planuoti, nusiramint skubu. Pavargau, aš pavargau tylėti ir pačiam net baisu. Taip noris kartais pyktį išlieti, dažniausiai nekaltų. Taip noris nuo pat ryto, kad ir čia pat prie visų. Išpildant draugų ar kokį kito, kibirą pamaskų. Pavargau, pavargau. Pavargau. Gerai, su jumis ir vėl kalba kapitonas Gudmontas. Džiaugiamės, jog pasirinkote mūsų radijo liniją. Netrukus leisimės, kol leidime, grąžiname žodį daktarui Žygimantui Barzickui. Po tokio raminančio Algimanto ir Mykolo dialogo, po to išgirdome rėksmingą Algimantą ir mano pristatymą. Pasaulis dega, Mykolas tą paminėjęs yra ir gesintuvai čia būtų reikalingi ir daugybė, aišku, politinių įvykių, kurio mus palėtė pastaruoju metu ir kažkaip aš pats asmeniškai net susilaukiau ir kai kurių žmonių ir žinučių ir kažkokių norų, kad aš paaiškinčiau tam tikrus procesus ir dalykus, tai dėl to man savaime kažkaip kilo tokia mintis pakalbėti apie vieną iš temų, kur yra taip savotiškai susijusi su Vyčio tema ir pasų tema, kuri buvo taip iškilusi ir visi diskutavo, tarsi kaip čia dabar, o kodėl čia Vytis, kodėl Baltarusiai tą bando naudoti. Ir iš vienos pusės, jeigu taip kalbant, tai aš matau dvi pusės. Viena ta tokia labai geranoriška ir jinai savaime suprantama linija, kai mes gyvenam tam tikram savam burbule, savam istorijos pasakojime ir, tarkim, Heraldikos komisija tą irgi yra išsakiusi, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo daugiatautė valstybė ir tos kiekvienos tautos turi savo, kaip čia indėlį tą kunigaikštystę į tą valstybę ir Vytis savaime yra jų, bet iš vienos pusės taip, tai yra absoliuti tiesa ir ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė kaip įvairialypis darinys, jisai turi tikrai virštautinį pasakojimą, kurį galima įvilkti įvairius rėmus, rėmelius, bet yra ir kita istorijos dalis, tai būtent, kad kai mes kalbame apie istoriją, reikia visada atsirinkti tam tikrą istorinį kaip mokslinį pasakojimą ir istoriją kaip ideologinį pasakojimą. Ir kartais, kai mums atrodo, kad mes pasakojam, bandom būti objektyvus, susidarėm su ne visai objektyviais dalykais arba kai kuriais dalykais, kurie mus nustebina. Tai aš turiu tam tikros patirties su Baltarusija, Baltarusijos žmonėmis, kaip jie gyveno, kaip jie matė save ar mato save, galėsiu čia trumpai pasidalinti istoriją, neturime daug laiko. Net ir Lenkijos pozicija tam tikrų požiūrių ne visada sutampa su mūsišku pasakojimu ir aš turiu tokį paprastą, labai aišku dalyką, kurį aš supratau Ukrainos karo kontekste, kad vienas iš esminių strateginių Lietuvos tikslų įtvirtinti Europoje Lietuvą kaip istorinę valstybę. Kaip seną istorinę valstybę, ko mes iš tikrųjų labai daug metų nedarom, nes savaime europiečiai, vakarų europiečiai, valstybės istoriškumas turi tam tikrą reikšmę ir Ukrainos gynimas savaime nebuvo jiems suprantamas, nes pati Ukraina atrodė tarsi yra kažkoks neaiškus darinys, kažkada čia susiformavęs po Sovietų Sąjungos žlugimo. Dėl to tokie dalykai yra svarbus ir istorinis pasakojimas svarbus ir būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip pasakojimas, kaip darinys, kas tą turi lyderystę prisimti. Ir mano galva mes turėtumėm tą prisimti ir jeigu mes taip žiūrime tam tikrus dalykus, tarkim, į dabartinę Baltarusiją, tas peripetijas, kai jie buvo atsisakę to herbo, kurį jie priėmė apie 90
tuosius ir truputį vėliau, tas tarp kitko referendumas, kada buvo atsisakytas, tas herbas ir ta balta, raudona, balta vėliava, jis buvo legitimus, tas buvo pripažintas dalykas, tai nėra Lukašenkos rinkimai, kurie vyksta dabar, pastarį 10 ar 20 metų. Ir akivaizdu, kad jeigu mes žiūrime Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip tam tikrą vertybę, tai mes turėtumėm ir vertybiškai žiūrėti ir tas valstybės, kurios dabar yra. Ir aš iš tikrųjų, jeigu Baltarusiai kautųsi kaip ukrainiečiai už tas vertybės, kurios mums yra tarsi šitam regionai, buvusiam abiejų tautų respublikos regionui savaime suprantamos, aš nematyčiau jokios problemos tą vytį duoti ir leisti tuo naudotis, nes tai yra iš tikrųjų tas bendras palikimas ir tas bendros vertybės, bet šiai dienai Baltarusiai man yra keliantis daug klausimų, taip švelniai tariant. Aš trumpai papasakosiu istoriją, aš esu buvęs Minske, mes ten su tokia lietuvių istorikų delegacija esam buvę, mus priėmė tokiam dideliam Minsko renginy, operos ten rūmose, vyko kažkoks didžiulis koncertas. Aš tiesą pasakius nelabai supratau, kas ten yra per ten kažkokios žvaigždės, nes ten visi ploja, atsistoja, ten Baltarusiai visi tokie buvo labai, labai užsidegę, ten ovacijos ir panašiai, ir mus pakvietė į dūzgės, after party tą vadinamą, mes ten su Jo, tai buvom ten tokiam vakarėlis ten vyksta ir visa kita, ir ten buvo rusų kažkokia delegacija, mūsų lietuvių ir baltarusių. Ir tas elitas Minsko, kuris ten buvo, tarp kitko pabrėšiu, buvo istorikų ir ne vienas istorikas, jie galiausiai įkalė degtinės, taip švelniai tariant, pradėjo gerti tą degtinę kartu su rusais, o lietuvių iš karto automatiškai šone stovėjo, bet taip natūraliai viskas susidėliojo. Na ir jie pradėjo gerti degtinę už Rusijos kariuomenę, už Putiną, ir mes tai pradėjom darytis. Taip atsidusom ir taip lengvai, švariai atsiprašėm iš to vakaro. Tai man toks buvo šokas tuo metu, nes irgi aš turėjau tą Baltarusijos vaizdinį truputį kitokį, kad tai yra kovojanti tauta, kad tas baltarusiškas režimas kažkiek įtakoja tos žmonės, bet tie žmonės dar gali atvirom akim žiūrėti ir kalbėti apie tos dalykus, bet kai tu pamatai tuos tokius susidūrimus, tautinius susidūrimus, kur tai yra tokia sovietinė bendrystė, tu tą pamatai ir tas pataikavimas atrodo tikrai sukrečiantis. Ir dabar žiūrint į Baltarusijos tam tikrą opoziciją, atrodo daug yra nutilėjimo, daug kažko nepasakymo ir tame litvinizmo temoje, kuri yra tikrai labai nenuoširdi mūsų atžvilgiu. Ir aš, pavyzdžiui, labai natūraliai pasakyčiau, jeigu, pavyzdžiui, Baltarusijos opozicijos lyderė nors per vieną renginį skirtą Lietuvos valstybei prabiltų pragyvenus jau kurį laiką Lietuvoje, nors porą sakinių lietuviškai, aš manau, čia visi mes susilydytumėm ir sakytumėm jėga, čia mes vienas kitą suprantam, kalbame, stengiamės vienas dėl kito ir judame tą linkme. Tai, iš vienos pusės tai yra blogai. Ir taip, vytis, jeigu taip kalbėt, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kai turėjo vaivadijas, iš tikrųjų kiekviena vaivadija turėjo savo herbą ir jis visur buvo vytis. Tarkim, Palenkiai, dabartiniai Lenkijos teritorijai vytis yra irgi naudojamas ir atspindi irgi tas žemės buvusias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir pagal tą visą vertybinę aparatą, dėja, bet tiesą pasakius, dabartinė Lenkija netgi turi didesnę teisę į vytį, negu mes dabar matom tą Baltarusiją ir tą visą visuomeninį, tą audenį ir darinį. Ir sakau, tas vyčio tiesiog savaiminis dalinimas, jis turėtų atitikti tam tikrą mūsų ir vertybinį orientaciją ir kokia ta buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir kad Rusėnas eina kauti su Maskvėnu, tas buvo natūraliai suvokiama, o nepataikavo jam ir bando įsisukti taip, kaip jam išlikti. Tai va, tas man dalykas ne visai patinka. Ir galiausiai taip, Lietuvos valstybės, tas, aš manau, strateginis yra tikslas suformuoti tam tikrą istorinį pasakojimą ir komunikacinį tą aparatą, kuris tikrai būtų labai aiškiai apibrėžtas ir jis tikrai apjungtų tas tautas, nes yra netgi ir Lenkijoje tam tikra istorijos pasakojimo dalis, kuri visai nesutampa su mūsų istorikais ir kartais tais naiviais pamastymais, tais tokiais gražiais. Mes esame ideologiniai kovoje. Čia esminis dalykas, kad istorija yra ir dabartizmas. Ta prasme, mes tiesiogiai susiję esam su šiandiena, istorija formuoja valstybės, tai yra tam tikras toks pamatinis dalykas ir tam tikrais pamatiniais dalykais geriau nereikėtų taip lengvai švaistytis, ypatingai dalinantis tais valstybės simboliais su žmonėmis, su kuriais, tarsi kartais ne visada
gali sutart, arba yra nenuoširdumas. Tai va, tai palinkėčiau mums kartais į tą istoriją žiūrėti kaip į valstybės pamatus. Ir aš baltarusiam tikrai linkiu išsilaisvint, kalbėti, stotis į kovą ir labai tiesiog įvardint priešus labai aiškiais vardais. Nenutylint, nepasakojant, kad gal ten Putinas yra išmintingas žmogus ir gal jisai mūsų supras. Dar kažkokiais lozongais, būkim atviri, aš laukiu iš Baltarusių tikrai labai aiškių žingsnių, kurie tą įrodytų, kad jie verti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vardo. Tai va, mano toks pasakojimas, turbūt atsakant į tas įvairias nuomonės, kurios čia laviruoja ir visi atrodo teisūs yra, bet sakau, viskas yra nuoširdume, tik tame. Vasario 16 dieną kviečiame registruotis ir dalyvauti Žygimanto organizuojamame protmūšyje. Proto vėtra vyks Merkinės kultūros centre vasario 16 dieną, 15 val. Galima registruotis internetu arba galima tiesiog ateiti ir dalyvauti, manau, irgi bus paprasčiau. Taigi pabūkite su Žygimantu kartu vasario 16 dieną ir patikrinkite savo žinias. O mums liko vos kelios minutės, dar porą renginių. Merkinės kultūros centre prasideda klasikinės muzikos paskaitų ciklas apie baroką, klasiką, romantizmą, modernizmą. Ciklą veda Barbora Valiukevičiūtė. Informacijos ieškokite Merkinės kultūros centro Facebook paskyroje. Pirma paskaita kovo 8, na, o kovo 9 išankstinė filmo Debesų valtyje premjera. Filmo režisierius Vytautas Landsbergis. Filmo pristatymo metu turėsime režisierių ir jo tėvą Vytautą Landsbergį. Išskirtinė proga kovo 9 dieną Merkinėje 12 val. Kultūros centre. Na, o dabar paskutiniai žodžiai, mūsų paskutinės minutės ir ačiū Žygimantai, ačiū Liudai, ačiū Mykolai labai, kad atvažiavai iki mūsų. Ačiū Algimantai, kad esi su tokia gražia Čikago reklama. Taip. Čikagos lietuvis. Čikagos lietuvių bendruomenė, tarptautinis MC Merkinės aerouostas, idėjų, minčių, pasakojimų aerouostas šiandien pamažu baigė savo skrydį ir baigiamai žodį steiksime Mykolui, pristatykim mūsų paskutinį kūrinį, kuriuo šiandien užversime savo laidą. Aha, tai kūrinys yra visiems žinomas, galėčiau net sakyti, kad iki skausmo, nes turbūt jisai originalus yra ganėtinai liūdesį keliantis, bet mes lietuviai su liūdesiu tikrai draugaujam gerai, tai šis kūrinys yra parašytas Telebimbam, tai yra Neringos ir Giniočio, bet žodžiai yra Sigitos Gedos, kas yra mūsų didis poetas, labai šviesulys, tuo labiau, kad tie metai dabar čia buvo dar, tai jo, Sigitos Gedos, čia yra poezija, o pačią dabar šitą versiją atliks lietuvių scenos, man atrodo, irgi žvaigždės šiuolaikinės, tai yra dviejų grupių orkestras net susidaręs šitą progą. Tai yra Arklio gale ir Sraigės efektas, dvi grupės atlieka šio kūrinio interpretaciją. Tai visiems meilės, ramybės ir laimės namus.
pažymė. visiems, kurie nepasibadėjo ateiti. Ir ačiū visiems, kurie, nežinau, dar turi šūdą širdį. Ir šiandien su jumis buvo Arklio galia ir Sraigės efektas, Laurinas, Levis, Lukas, Kristijonas, Karolis, kažkas Danielius, Vidmantas, Žilvinas, Dadarinas ir Mantas ir Milda ir Tomas Verbaitis ir Melo klubas. Ačiū.